Braunas. Ratko Varda prieš Trevisą Watsoną. Įveikia jie šią gynybą ir didina Asseco Pro komandos persvarą iki 3 taškų. Žalgiris turi 29 sekundės, varžovai žinoma prasiženginės, neleisdami mesti iš toli. Bent jau tokia turėtų būti jų strategija, bet mes netrukus viską pamatysime savo akimis. Faktas tas, kad Žalgiris yra sudėtingesnėje situacijoje ir Tomo Počeso auklėtiniai yra arčiau pergalės šį vakarą Kaune. Dar kartą priminsiu, Žalgiris dar niekada tarpusavyje nepralaimėjo Asseco Pro krepšininkams namuose 4-2. Pagal statistiką, tačiau tai yra praeities statistika, o šio vakaro rungtynės yra naujas puslapiukas ir jeigu Asseco Pro komanda išsiveš pergalę iš Kauno, tai bus labai rimtas koziris jų rankose ir labai rimtas praradimas Kauno Žalgiriui. Praradimas, kurį gali būti atitaisyti be galo sunku. Praradimas, kurį sužaidus 10 rungtynių reguliariajame sezone mes galbūt prisiminsime labiau už visus kitus. Bet neužbėgant įvykiams už akių, nekeliaujant iki reguliaraus sezono pabaigos, reikia sužaisti dabar tą atkarpą iki galo ir pamėginti dar išplėšti pergalę. Tomas Delninkaitis, staigus metimas iš 3 taškų zonos, pataiko Tomas Delninkaitis, fantastiškas Kauno Žalgirio komandos sprendimas, viską padaryti per 1 atakos sekundę ir Tomui Delninkaičiui pavyksta pataikyti, taip, paliekant Asseco Pro krepšininkams 27 sekundės, tai reiškia, jog jie negali